Sveiki, kolegos. Malonu matyti visus čia prisijungusius prie šiandienos seminaro. Gal pradžioj tokia nedidelė instrukcija. Tiesiog, jeigu seminaro eigoje turėsite klausimų, galite juos rašyti chat aplinkoje. Pasistengsiu seminaro pabaigoje į visus klausimus atsakyti. Jeigu kartais bus poreikis, galėsiu tiesiog suteikti galimybę įsijungti mikrofoną ir paklaus klausimą gyvai ir tada galėsime ir gyvai padiskutuoti trumpai. Na, o šiandien mes turime seminarą Idėja statika, greitesnis plieninių mazgų projektavimas. Aš, Robertas Zavalis, šiandien pristatinėsiu šitą temą jums ir norėčiau tiesiog pačioj pradžioj, sakykime taip, užsimint, kad prieš kurį laiką idėja statika gal ir konkrečiai šis įrankis plieninių mazgų projektavimui, jisai buvo vertinamas kaip skirtas tarsi sudėtingų mazgų projektavimui. Tačiau šiai dienai tikrai stebiu situacija, kad tas požiūris keičiasi ir iš tikrųjų netgi idėja statika ir įtraukia ir papildomus įrankius tam, kad pats procesas jisai būtų kiek įmanoma paprastesnis, lengvesnis ir kad su šiais įrankiais galima būtų projektuoti ne tik sudėtingus, bet ir paprastus mazgus daug greičiau. Tiesą pasakius, kai kuriais atvejais netgi daug greičiau negu kad su, sakykime, kažkokiom tai tradicinio tipo programom arba analitiniais metodais. Taigi, idėja statika, greitesnis plieninių mazgų projektavimas. Trumpai apie tai, ką mes šiandien matysim. Pagrinde planuoju praktinio pavyzdžio pagalba parodyti, sakykime, kaip visas tas procesas vyksta, tai yra integracija su globalia analizės sistema, baigtinių elementų programa. Pasižiūrėsime darbo principus su idėja statika checkbot. Tai checkbot yra tas vienas iš pagrindinių tų variklių, kuris leidžia mums greitai ir patogiai projektuoti plieninius mazgus ir didelį kiekį, tiesą pasakius. Na, toliau taip pat greitį didinantis įrankis, tai yra bibliotekos, mazgų bibliotekos taikymas. Na ir savaime aišku, kaip be visų darbų užbaigimo, tai yra ataskaitos generavimo, ką iš tikrųjų galima irgi taip pat atlikti checkbot aplinkoje. Taigi, pats principas tai yra skirtingos programos yra apjungiamos į bendrą darbą. Turbūt tai nėra naujiena ir idėja statika šiuo atveju turi daugybę įvairiausių papildinių, kurie leidžia sujungti didžiulę įvairovę programų, tiek CAD, tiek KE programas. Ir dažniausiai šitas ryšys įsirašo jisai automatiškai, instaliuojant pačią programą, bet kartais būna taip, kad pirmai yra instaliuota idėja statika, o po to tenai, sakykime, Tekla Structures ar RFM ar dar kažkokia kitokia programa. Na ir tada tenka tiesiog rankiniu būdu nueiti į štai, čia kaip parodyta, pagrindinis idėjos statikos langas, įeinam į BIM-Link įrankius ir ten tiesiog rankiniu būdu įrašom tai, kas reikalinga. Toks niuansas, sakykime, į kai kurias programas idėja statika įsintegruoja pilnai, sakykime, tai yra įrankių juostoje atsiranda tam tikras įrankis su idėja statika. Na, pavyzdžiui, kaip šiuo atveju su RFM6 programa, tai tiesiog tarsi instaliuojama atskira programa, kuri turi savo shortcutą ant kompiuterio desktopo. Na, principas iš tikrųjų išlieka tas pats, tik tai tiek, kad iš kur yra paleidžiama programa. Taigi, pati eiga, mes turime sumodeliuotą baigtinių elementų programai modelį, šiuo atveju štai tokį pakankamai nesudėtingą plieninį rėmą. Paleidžiame idėją statiką BIM-Link, integruojame į checkbot visą modelį ir čia norėčiau pabrėžti, kad tai gali būti visas modelis, tai gali būti tik fragmentas modelio, tai gali būti vienas mazgas, tai gali būti vienas elementas. Aš ką noriu čia užakcentuoti, tai yra, kad
Chatbot yra taikomas ne tik mazgų projektavimui, tai yra kaip įrankis ne tik mazgų projektavimui, bet ir a, elementų, sijų kolonų projektavimą, ne? Nes idėja statika be mazgų projektavimo taip pat turi įrankius elementų projektavimą, tai yra member tipo, member programa, kuri leidžia tiek gelžbetoninius, tiek plieninius elementus detaliai modeliuoti. Na ir šiuo atveju, kadangi mes koncentruojamės į plieninius mazgus, tai reiškia, mes suformuojame plieninį mazgą, atliekame jo analizę ir galų gale generuojame ataskaitą. Na, pati eiga yra trumpa, paprasta, bet, kaip yra sakoma, velnias slypi detalėse, tai vat mes pabandysime šitą eigą pereiti praktiškai ir aš pabandysiu akcentuoti kai kuriuos dalykus, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį, norint, na, sakykime taip, kokybiškai naudoti šią funkciją, chatbot. Taigi, aš persijungiu prie kito ekrano. Taip, dabar turėtų matytis RFM aplinka. Ir, kaip ir sakiau, turime modelį RFM aplinkoje, tai yra paprastas plieninis mazgas, atsiprašau, rėmas, pagrindinės sijos, šalutinės sijos, kolonos ir taip toliau. Šiuo atveju mes turime, taip pat, aišku, jisai yra apkrautas, tai yra apkrautas savuoju svoriu, apkrautas kažkokią tai kintamą apkrovą, vėjas, sakykime, viena kryptim, kita kryptim. Na ir savaime, aišku, štai vat, mes turime suformuotus konkrečiai saugos ribinio būvio derinius pagal tas apkrovas, kurios buvo uždėtos. Taigi, tam, kad dabar pereit prie, na, sakykime, mazgų projektavimo, man reikia paleisti tą jau prieš tai skaidriai matytą chatbot įrankį. Aš jį esu įsidėjęs štai čia, į start juostą ir aš tiesiog jį paleidžiu. Ir šis įrankis tiesiog pamatęs, atpažinęs, kad yra aktyvus RFM langas, jisai suriša tas programas į, na, sakykime, kartu ir tokiu atveju leidžia sukurti failą, kuris yra susijęs su baigtinių elementų programa. Taip, tai programa pasiprašė mūsų, kad ar mes norime kurti atskirą failą. Ir taip, mes norime kurti atskirą failą. Ir štai pasileidžia taip vadinamas chatbot įrankis. Ir kol kas mes jame neturime nieko. Ne? Tai šiuo atveju mes turime pasirinkti, ką mes norime importuoti į programą. Ir tokiu atveju aš nueinu į RFM programą, tiesiog paspaudžiu šiuo atveju, kadangi modelis yra tikrai nedidelis, nors ir tikrai su didesniais modeliais gali ir gerokai didesniais modeliais chatbot gali susitvarkyti, tai aš pažymėsiu visą modelį, tai yra objektai, kuriuos aš noriu importuoti, tarkim. Ir šiuo atveju čia paspausiu tiesiog, kad aš noriu importuoti mazgus. Savai, aišku, su tais mazgais bus importuoti, matysis tarsi ir elementai, jų numeriai, bet patys elementai jie nebus importuoti, mes jų taip ir projektuoti neturėsim galimybės, bet mes turėsime galimybę, na, juos šiek tiek modifikuoti. Taip, tai importo, sakykime, importavimo procesas jisai šiek tiek užima laiko. Tai na, savaime, aišku, turbūt dėl tiesioginės transliacijos visas procesas gali trukti dar šiek tiek ilgiau negu įprasta, bent jau kaip matau iš progreso greičio. Taip, tai kol elementai įsikelinėja, aš norėčiau akcentuoti tokį dalyką, tai yra, kad projektuojant mazgus, na, sakykime taip, dažna eiga, jeigu tai mes projektuojame mazgą naudodami analitinius metodus, dažna eiga būna taip, kad mes turime, na, susirinkti kažkokias tai įražų, veikiančių įražų ekstremumus. Ne? Ir įsivaizduokit situaciją, kai turime mazgą su 8, sakykime, elementais mazge, kurie turi jungtis 8 elementai mazge ir, tarkime, 100 kombinacijų. Ne? Tai įsivaizduokit, kiek
eilučių rezultatų reikia perbėgti, ieškant tų ekstremalių rezultatų. Aišku, programos leidžia, dabartinės globalios analizės programos leidžia atlikti tam tikrus filtravimus ir surasti, sakykime, pačias nepalankiausias situacijas, bet yra niuansas toks, kad mes, sakykime, projektuodami mazgą, mes negalime ant visų elementų uždėti ekstremalias įrašas. Ne? Tai reiškia, mes turime atrasti vienam elementui ekstremalią įražą ir visus kitus elementus apkrauti su atitinkamos kombinacijos rezultatais. Tai yra iš tikrųjų juodas darbas ir, aišku, turint paprastą mazgą, tai yra ganėtinai nesudėtinga, bet kai turime sudėtingus mazgus, tai yra tikrai daug rankinio darbo reikalaujantis darbas ir iš tikrųjų netmestina galimybė, kad atsiranda ir klaidų pavojus tokiu atveju. Ne? Tai šiuo atveju idėja statika leidžia importuoti viską, tiek mazgus, tiek įražas iš visų kombinacijų ir atlikti analizę konkrečiai nuo konkrečios kombinacijos su visom atitinkamom tiksliom įražom. Tai iš tikrųjų padidina ne tik greitį, bet ir tikslumą. Taigi, įkeltas visas modelis. Matote, turime pažymėtus mazgus, ten, kur elementai turėtų jungtis. Ką norėčiau čia atkreipdėmėsi, tiesa, pas manęs modelis RFM aplinkoje, štai ši čia pagrindinė sija, jinai buvo sudalinta į gabalus. Ne? Tai kai kurios programos dirba tokiu principu. Su RFM mes galime ir kitaip suformuoti, sakykime, vientisą siją uždėti ir tos mazgus tik tai kaip tarpinius numatyti ir tada bus įkeltas pilnas elementas. Bet tai nėra problema. Iš tikrųjų, Checkbot programai mes turime galimybę viską apjungti į bendrą visumą. Ir tai atliekama yra labai paprastai. Tai kaip pavyzdys, sakykime, aš pažymiu vieną dalį iš pagrindinės sijos ir štai čia mes turime taip merge, apjungimo mygtuką, aš paspaudžiu šį mygtuką, programa atranda elementus, kurie atkartoja to mano pažymėto elemento kryptį ir mes turime galimybę čia tiesiog uždėti varneles, kurie elementai bus prijungti prie to pirmojo elemento. Ne? Taigi paspaudžiu merge ir mes štai turime ištisą siją. Kodėl tai yra svarbu? Todėl, kad, sakykime, štai šita situacija yra kokia. Tai yra mazgas ir mes turėsime du sijos elementus. Šiuo atveju sija turėtų būti vientisa. Ir jinai turėtų būti taip vadinamo continuous tipo ir todėl mes turėtumėm ją apjungti. Tai yra, kaip ir minėjau, aš dar kartą pakartosiu, pakankamai paprasta. Štai daug laiko neužimantis darbas. Aišku, jeigu mes numatome iš karto projektuoti, jeigu žinome, kad projektuosime elementus su idėja statika, būtent su Checkbot, mes galime, aišku, ir visą tai ir globalioj sistemai iš karto nusimatę pasidaryti modelį tinkamiau. Taip, į ką norėčiau čia atkreipdėmėsi, tai yra, kad visi mazgai, kurie čia yra pažymėti, jie yra iš karto sugrupuoti. Jie yra grupuojami pagal savo, taip vadinkim, topologiją. Tai yra, koks elementas prie ko yra jungiamas, skerspjūviai, kampai ir taip toliau. Tai šiuo atveju, sakykime, ketvirtos grupės mazgai, tai yra štai šie mazgai, tai yra, kai mūsų dvitėjais elementas jungiasi tiesiogiai prie kito dvitėjo ir, čia iš principo šitas mazgas yra irgi lygiai toks pats. Tai, programa iš tikrųjų pakankamai intelektuali ir atpažįsta tos galimus jungimus ir juos tinkamai sugrupuoja. Bet esant poreikiui mes galime išgrupuoti automatinį sugrupavimą arba galime, sakykime, savo grupę susikurti. Tinkamas. Taip, lygiai tas pats ir štai čia mes matome yra, štai pažymėsiu šitą mazgą, tai yra šitas geltonai pažymėti mazgai, tai yra paprasta kolona remiama į pamatą ir tai atitinka štai pirmą grupę,
Ir mes turime štai šitos keturis mazgus sugrupuotus. O ten jau, kur jungiasi ryšys į pamatą, tai jau yra antroji grupė. Ne? Elementų skaičius turi įtakos. Taip, dar vienas dalykas, kurį gali tekti šiek tiek pasikoreguoti su checkbot, tai yra ekscentricitetai. Dažnu atveju, na, aš asmeniškai nelabai mėgstu įvairių ekscentricitetų naudojimą globalioje analizės sistemai, ten, kurie nėra būtini, tai privalomai. Ten, todėl, sakykime taip, aš schemą galiu parodyti štai čia, globalo aplinkoje. Schemą tada susidaryčiau tiesiog elementai, besijungiantys su elementais. Ir kas tada atsitinka? Atsitinka tai, kad mūsų štai viršutinė, tai yra šalutinė sija, jos viršus nesutampa su pagrindinės sijos viršum. Ir tokio tipo mazgas jisai nueitų į projektavimą. Ne, aš pabandysiu atidaryti šitą mazgą ir jums parodyti, kaip tai atrodo. Atidarant šitą mazgą yra paleidžiama idėja statika connection programa ir, na, sakykime, kaip paprogramė ir tokiu atveju mes turime visą pilną vaizdą. Ne? Tai matom, kad šiuo atveju aš esu jau apjungęs šitą siją, jinai yra vientisa, bet vis dar problema išlieka man čia su ekscentricisetais. Kadangi čia yra kaip šita idėja statika connection aplinka, kurią aš dabar paleidau, tai yra kaip, na, kaip paprogramė pasileidžia, tai aš neturiu galimybės štai modifikuoti šitų elementų padėčių. Viskas yra užrakinta. Tai tokiu atveju mes galime viską taip padaryti checkbot aplinkoje. Tai kadangi pas manęs vidurinės šitos sijos yra vienokios skerspjūvio, kraštinės sijos yra kitokio, tai susikoncentruosiu ties centrinėmis šalutinėmis sijomis. Tam, kad jas galėčiau lengviau pažymėti, aš panaudosiu štai šitą įrankį viršui pažymėjimo. Ir aš tokiu atveju galiu štai tiesiog kaip AutoCAD aplinkoje pažymėti elementus, nuspaudęs Ctrl mygtuką, galiu aš jų pažymėti daugiau. Tai pasukim, kad būtų patogiau žymėti. Pažymėjęs netinkamą, visą galima atžymėti. Taip. Ir štai elementai pažymėti ir mes turime juos, štai mes galime jų padėtį, jų ekscentricitetą reguliuoti. Na tai šiuo atveju pas manęs šitie skerspjūviai yra, kaip matot, IPE 180. Pagrindinės sijos yra HEA 220, tai čia skirtumas apie 40 mm. Jos yra centruotos viena kitos atžvilgių, tai tiesiog per 20 mm aš perstumiu sijos pradžią ir sijos pabaigą į viršų. Tai sakykime, kad susilygiuotų. Taip, visa ta korekcija yra atlikta, galiu aš pritraukti bendrą vaizdą tiesiog tam, kad galima būtų įsitikinti. Taip, matom, kad viršutinės plokštumos elementų sutampa šiuo atveju. Ne? Lygiai taip pat galima būtų apjungti štai ir šitas šalutinės sijas, turėti vientisas, lygiai taip pat galima būtų apjungti ir kolonas, turėti tarsi vientisą koloną ir na, atitinkamai projektuoti mazgą. Ne? Sekantis etapas tai yra, sakykime, įražų įkelimas. Dalis įražų yra, sakykime, taip jau įkeltos, bet atlikus tam tikros modifikacijas gali tekti atnaujinti tą įražas, tai tokiu atveju štai čia prie įražų mums reikėtų tiesiog paspausti sinchronizaciją. Aš šiuo atveju šito mygtuko nespausiu, nes tai gali užtrukti šiek tiek ilgiau, vien dėl, na, kadangi būtina įkelti labai nemažus kiekius duomenų, ne? Aš gal norėčiau dabar pakomentuoti tik tai, kokios tos įražos yra įkeliamos. Štai va čia, paspaudus mygtuką Loads, mes turime lentelę, kur matome, kas patenka, kas ateina į šitą checkcode ir nuo ko bus skaičiuojama. Tai va, mes galime, skaičiavimas yra vykdomas štai nuo rezultato klasių. Ir kaip matome, na, įkelti objektai yra mano visos ULS kombinacijos, aišku, jų aš čia turiu pakankamai nedaug, tik vos 8.
Ir dar turiu taip vadinamus load cases, ne, bet man jų kaip ir nereikia šitoje vietoje, tai aš šitos kelis load cases pažymėsiu ir spaudęs dešinį mygtuką juos ištrinsiu. Tai šiuo atveju visas skaičiavimas bus atliktas tik tai nuo kombinacijų, ne, nuo kiekvienos kombinacijos. Užėjus ant kombinacijos matome netgi, na, savaime aišku, jos numerį ir iš ko jinai yra suformuota. Ne, vat, koks load cases, koks koeficientas prie jo stovi ir taip toliau. Tai vat, yra pakankamai aišku, ką mes čia šiuo atveju turim. Taigi, save. Ir tam, kad taupyti jūsų laiką, aš esu jau suformavęs atskirą failą sakykime, ten, kur tie ekscentricetai sutvarkyti, kur apjungti elementai yra, ir aš jį tiesiog elementariai atsidarysiu. Taip pat noriu parodyti šitoj vietoj, kad jeigu mes jau, sakykime, sukūrėme ryšį su RFM programa, importavome objektus, tai tas ryšys, sakykime, ta code check failas, jisai niekur nedingsta. Tas ryšys su RFM programa gali būti bet kada atnaujinamas. Tiesa, štai, vat, norėčiau parodyti, vat, štai čia apačioje, vat, matosi, kad su Global RFM programa yra susijungus, ne, ir galime importuoti duomenis šiuo atveju. Bet jeigu aš turiu, sakykime taip, na, aš galiu net netidaryti globalios analizės programos, bet iš anksčiau būti sukūręs šitą check code failą ir aš galiu jį atidaryti tiesiog elementariai. Ne? Tai bendrame idėjos statikos lange paspaudžiu check code ir šiuo atveju, na, va, štai šitas failas yra tas, kurį mes čia šiandien dabar vat, kūrėme. Aš esu pasiruošęs kitą failą, kur aš turiu jau tinkamai importuotas į apkrovas ir atitinkamus elementus suvestus. Taip, pereikim prie paties mazgo projektavimo ir pasirinkime štai va tą grupę 3, pati didžiausia grupė šiuo atveju. Čia mes turime ką? Mes turime nemažą kiekį mazgų. Štai šitas viršutinis mazgas, 10 šiuo atveju, jis yra referencinis. Tiesa, vat, jeigu užšoksiu ant 11 mazgo, mes matom, kad jisai yra pririštas prie atitinkamos grupės ir jisai gaus duomenis iš referencinio mazgo. Taip, tai o referencinė mazge mes nurodom, nuo kokių apkrovų bus projektuojama, ne, tai šiuo atveju all ULS, ne, tai yra tai, ką mes čia esame įkėlę, štai vat, visos tos 8 kombinacijos. Ir taip, tai šitą mazgą man reikėtų atidarinėti tam, kad jį sukurt. Tai aš jam aprašysiu geometriją ir kai bus aprašytas šitas mazgas, lygiai tas pats aprašymas bus suteiktas ir visiems sekantiem mazgam. Tai reiškia, man nereikia eiti per visus mazgus, juos koreguoti, nepriklausomai nuo to, kad, sakykime, šičia pas manęs šitam mazge gali būti mažesnė skersinė jėga, pavyzdžiui, negu šitam mazge, tai įražos bus, sakykime, kiekvieno mazgo unikalios, atitinkamos, bet, na, geometriją mes, sakykime, taip galime jas sugrupuoti pagal geometriją. Taigi atidarau mazgą, tiesiog spaudžiu čia Open arba tiesiog su dešiniu klavišu užeinu ir Open ir vėl mes patenkame į idėją statika connection aplinką. Taip, šis langas pabėgo ir aš jį dabar noriu grąžinti pas mūsų. Taip. Štai, matome, kad gražiai vat, lygiuojasi šalutinė sija su pagrindinė sija. Ir koks etapas dabar laukia mūsų. Aišku, štai, į akis tiesą pasakius, krenta labai didelis kiekis rodiklių įvairių, tai čia yra mūsų įražos apie tą mazgą esantį, ne? Konkrečiai mazgas mūsų, štai, vat, juodas šitas burbulas. Ir kokios čia tos įražos, tai mes galime matyti, štai, ne, tai yra ašinės jėgos, linkimo momentai, skersinės jėgos ir taip toliau. Taip, mes turime čia visas 8 kombinacijas, kurios bus taikomos skaičiavimai, bet įsivaizduokit, skaičiavimas iš tikrųjų, kuo daugiau kombinacijų, skaičiavimas tuo ilgiau užtrunka. Tai kartais norisi optimizuoti visą procesą, todėl šitame procese mes galime atrinkti, kurios kombinacijos yra ekstremalios.
Ta galima padaryti tiesiog ant šičia, užėjus ant load effects, paspaudus dešinį klavišą ir vat, pasirinkus šitą mygtuką, tai yra Calculate Load Extremes, programa susižiūri, kas duoda didžiausias įražas elemente, atjungia atitinkamas kombinacijas ir palieka tik tai tam tikras. Tai tokiu atveju mes galim sutaupyti skaičiavimų laiką. Aš rekomenduoju šitą veiksmą atlikti tada, kai mes vis dar esame tokiame kaip ir pre-design procese, tai yra, kai mes parinkinėjame konkrečius objektus, bet jau visiškai suformavus mazgą, tikrai galima paaukoti šiek tiek laiko ir praskaičiuoti nuo visų kombinacijų, kad būtų pilnai 100% įsitikinus. Taip, dabar sekantis etapas tai yra suformuoti mūsų mazgą. Ne? Tradiciškai mazgas yra formuojamas naudojant štai šias operacijas. Ne? Čia mes turime įvairiausių kiekių ir rūšių operacijas. Ir galime naudoti, yra truputėlį sudėtingesnių operacijų, kurios jau su savim neša daugiau informacijos, bet yra tokių ir pavienių operacijų, kur įvairias skylės formuoti, varžtus uždėti, virintinės siūlės uždėti ir taip toliau. Tai yra pakankamai daug, irgi laiko atimantis procesas, todėl tikrai rekomenduotina išbandyti ir naudot, ir visada iš tikrųjų naudot štai šią Connection Library funkciją, kuri leidžia kaupt tam tikrą jūsų informaciją, asmeninę, galima kaupt kompanijos informaciją apie mazgus ir vėliau visą tai perpanaudot. Nereikia, sakykime, taip mums saugot kažkokį failą, nežinau, 2020 metais kažkokiam tai folderį, kad nuėjus tenais galėtumėm pasinaudoti, sakykime, taip jau sukurtų mazgų. Tikrai verta naudoti šitą Connection Library funkciją, nes jinai leidžia mums labai greitai suformuoti mazgą ir jeigu tai yra unikalus mano paties sudarytas mazgas, jį išsisaugot. Tai pabandykim šiuo atveju susiformuoti naujai mazgą. Ne? Tai, sakykime, štai paspaudžiu šitą mygtuką Propose, tai yra programa man pasiūlys iš savo turimos duomenų bazės kažkokį tai mazgą. Tos duomenų bazės jos veikia pakankamai paprastai. Štai va čia mes turime tokią kaip ir filtro funkcijas, tai yra ar tai yra momento mazgas, ar tai yra šilties mazgas, ar tai tiesiog tempiamas, gniuždomas elementas kažkoks tai, kiek ar parametrizuotas, ar turi būti varžtai, ar turi būti viridinės siūlės ir taip toliau. Toks uždėjus čia varneles mes galime tam tikrą filtrą sukurti. Kartais būna taip, kad, sakykime, netitinka, kaip šiuo atveju, tai man programa pasiūlė jau neblogų variantų, pavyzdžiui, tiesiog su paprastą sąstandą aš norėčiau prijungti gal šitą siją sujungti, bet kartais būna situacijų, kad nėra galimybės, arba tiesiog turim trečią komponentą ir programa neturi mums ką pasiūlyti. Tai tokiu atveju mes galime tiesiog pasirinkti, kad norim kol kas sujungti tik tai 2 komponentus, o trečią mes prisijungsim rankiniu būdu kaip nors. Tai paspaudžiu šitą mygtuką, pažymiu, kad noriu jungti šitą siją su šita sija ir paspaudžiu šią varnelę ir jis tada man duoda konkrečiai tų 2 sijų. Čia gal ne taip vizualu, aš parodysiu su kitų mazgų, kaip tai atrodo iš principo, bet idėja, aš manau, yra pakankamai aiški. Tiesa, čia dar turime viršui pačios idėjos statikos duomenų bazė, yra kompanijos, tai yra kompanijos, kuriai priklauso licenzija šitos mazgų biblioteka, ir yra netgi jūsų asmeninė mazgų biblioteka, jeigu jūs norite turėti. Tai šitą irgi mes galime, sakykime, filtruoti. Šiuo atveju aš neturiu panašių mazgų, kurios galima būtų pritaikyti. Gerai, man tinka štai šis mazgas ir paspaudžiu, tai bus tiesiog įvirinta sąstanda ir prie senutės prijungta sija. Spaudžiu Apply, man belieka pasirinkti medžiagas, belieka pasirinkti varžtą ir spaudžiu OK. Taip, štai mūsų mazgas yra suformuotas. Iš tikrųjų atrodo pakankamai paprasta, bet čia slepiasi pakankamai nemažai funkcijų, kurias būtų reikėję naudoti, jeigu būtumėm naudoję paprastą rankinį, štai šitas operacijas. Kokias funkcijos čia slepiasi, galime išskleisti, pasižiūrėti.
Tiesa, visos funkcijos yra pilkos, mes jų negalime modifikuoti šiuo momentu, nes tai yra, štai vat, atkreipsiu dėmesį į šitą P raidę, kuri stovi prie pavadinimo, prie va, štai template 1. Tai reiškia, kad tai yra parametrizuotas mazgas, labiau parametrizuotas negu kad, sakykime, taip prieš tai įsivaizdavom parametrizuotus mazgus. Tai reiškia, štai kiekviena šita operacija su savim neša, matot, labai didelį kiekį įvairiausių nustatymų. Kartais tai nėra patogu eiti per kiekvieną operaciją ir keitinėti po vieną, sakykime, ten ar atlikti kažkokius tai pakeitimus. Todėl yra galimybė sukurti mazgą taip, kad jisai, sakykime, turi daugybę šitų operacijų savyje, bet štai čia užėjęs ant template mes išskiriame tik tai dalį parametrų, kurie mums yra svarbus. Sakykime, vat, kaip šioje situacijoje, na, aš manau, yra štai, mes pasižiūrėkim, turbūt, vat, jeigu aš nuimsiu šitą varnelę, neaišku, ne, čia šitą varnelę ne, bet, na gerai, vat, paprasčiausias dydis, sąstandų storis, ne, tai vat, gal man reikia tik tai 12 mm šitų sąstandų. Ir jos atitinkamai, aišku, štai, vat, aš užeinu ant vienos iš sąstandų, palaukit, ne tą sąstandą, čia eina kalba apie šitą. Jo, kažkodėl man rašo 10 mm, bet tikėtina, kad čia yra, na, kažkur pasislėpus. Ai, ne, štai, va, yra 10 mm šitos plokštelės. Va, 12 mm parašykim ir va, užeinu, taip, jos tapo 12, va čia apačioj, va, visada matosi informacija apie elementus. Ne? Tai tiesiog mes turim galimybę sukurti patys savo tokį visiškai parametrizuotą mazgą, kuriame bus galima keisti tik tai tam tikrus parametrus. Taip, ir na, apie tai aš kalbėjau, kai kalbėjau apie 25.1 versijos atnaujinimus, tai galima pasižiūrėti, kam įdomu, gali kreiptis ir mes galėsime apie tai padiskutuoti plačiau šiek tiek. Tiesa, tai nėra taip, kad nieko negaliu čia bedaryti. Aš galiu tiesiog šitą, sakykime, šabloną išsprogdinti. Štai vat, mes turime mygtuką Explode ir visos mano šitos operacijos tampa absoliučiai prieinamos, aš galiu jas modifikuoti kaip tik tai noriu. Ne? Tai, na, sakykime taip, mes visada turime lankstumo šitoje vietoje. Tvarkoj. Sakykime taip, mazgas suformuotas. Aš gal dabar šiuo atveju tik tai paspausiu back, kadangi norėjau parodyti, kas ateina dar gero, kai mes turime template'ą. O, taip, back. Ir dar vieną į priekį. Va. Taip grįžinau pradinę savo padėtį. Kai naudojame template'us, šitoj vietoj atsiranda atitinkamas nustatymas. Nes šitas mazgas, šitas konkrečiai mazgas, jisai yra sukurtas perimti tik tai pagrindę skersinę jėgą ir skersinė jėga turėtų būti pridėta varžtų ašyje. Tai todėl mes ir gauname tam tikrą pranešimą, kad yra tam tikra problema, ne, kad nėra tai nustatyta. Todėl mes nuėję į štai 29 elemento parametrus, mes galime tai ištaisyti. Taip, skersinė jėga bus pridėta varžtų ašyje, o šitą skaičiuotinė schema, šito šalutinės sijos, va šitoj vietoj turėtų atitikti kaip tik lenkimo momentą ir skersinį jėgą turinti elementą. Ne? Tai va tokia kaip ir tam tikras suvaržymas. Ne? Taigi, dabar jau mano mazgas yra tinkamai suformuotas, jokių klaidų nebemetama ir aš galiu jį čia suskaičiuoti, arba galiu tiesiog išjungti, išsaugoti mazgą ir galiu suskaičiuoti prie chatbot. Taigi, mano mazgas štai čia yra suformuotas ir matom, šiek tiek pasikeitė simbolis. Tarsi kažkas yra vykdoma jau su šituo mazgu. Ir aš galiu čia užėjęs ant visos grupės, paspaus, kad calculate all. Ir tada visos grupės mazgam yra pritaikomas tas pats šablonas. Atitinkamos įražos to mazgo, konkrečiai to mazgo įražos naudojamos. Ir tada atliekama patikra ir mes čia po to galėsime, mums nereikia atidarinėti daugybės failų,
ir tikrinti jų rezultatus, mes viską matysime vienoj platformai. Taip, matome jau po truputėlį viens po vieno vyksta skaičiavimai, aš gal užeisiu štai čia ant to 10 mazgo ir štai mes turime a, tokią kaip ir rezultatų suvestinę apie tai, kokio lygio apkrova buvo uždėta, ar plokštelėse yra plastinės deformacijos kažkur tai, nu, ne tik plokštelėse, bet ir, sakykime, skerspjūvių šituose elementuose, ne, tai lentynose, sienutėse. Na ir tas pats, koks yra varžto išnaudojimas, koks yra virintinių siūlių išnaudojimas. Na, aišku, čia šiuo atveju įraža gal nėra didelė ir todėl ir, na, sakykime, tie išnaudojimai pas mane galėtų būti aukštesni, tai reikėtų šiek tiek modifikuoti varžtų gal parametrus. Taigi, va, matom, viens po vienu yra atliekami skaičiavimai. Ir jeigu norėčiau dabar detalesnių rezultatų, aš galiu vėl į bet kurį iš šitų mazgų va, jau paskaičiuotų įeiti. Sakykime, aš tiesiog paspausiu Open. Tikiuosi, programa nieko nesupyks, kad aš atidarinėjau dar nepabaigus skaičiavimų. Arba man tikėtina, kad neatidarys, kol nepabaigs skaičiavimų. Na taip, transliacija visada stabdo šiek tiek įrangos darbą. Taip, atidarinėja. Štai. Aš čia atidariau 14 mazgą, kuris iš principo yra analogas to 10 mazgo. Matot, geometrija jo yra atitinka 10 mazgą ir skaičiavimai jame turėjo būti atlikti. Na dabar čia klausimas. Gerai, galiu aš tos skaičiavimus paleisti dar kartą. Čia viduj ir išanalizuotą mazgą galima pilnai. Ne? Štai mes turime, sakykime taip, deformacijas. Deformacijų mes plastinių neturim. Gal pasižiūrėkim tiesiog įtempius, kaip pasiskirsto. Tai pakankamai mažai išnaudojamas elementas. Ne? Ir štai, bet ir varžtus galima pasižiūrėti, jų išnaudojimą, visus jų skaičiavimus. Kas tiesa, ką aš manau, kad yra labai paranku, vat, kai čia atsidaro tokia ta maža lentelė, anksčiau būdavo labai nepatogu, bet dabar galima tiesiog su 10 klavišų paspausti print preview ir tiesiog atskiram langė atsidaro visas šitas skaičiavimas matomas pilnu ūgiu. Ne? Deformuota schema, baigtinių elementų tinklas ir taip toliau. Ne? Tai viską galime čia paanalizuoti. Taigi, išjungiu, išsaugom ir viskas yra savo vietoj. Taip pat pabandykime labai greitai tada suformuoti štai vat, šitos mazgus kolonų su vienu ryšiu. Štai užeinu ant to referencinio mazgo, spaudžiu Open. Taip. Ir vėl atsidaro via statica connection. Štai yra fragmentas mūsų tos situacijos. Na ir tiesiog norėjau pademonstruoti tą propose elementą. Ir šiuo atveju jisai štai atpažino, ne, kad tai yra kolona su baze ir turėtų būti kažkoks tai dar trečias elementas. Tarkim, jeigu aš nenoriu, kad šitą elementą įtrauktų dabar į mazgo specifiką, aš norėsiu jį gal kažkaip kitaip suprojektuoti, bet aš noriu suformuoti kolonai standžią bazę, absoliučiai standžią bazę. Tai tokiu atveju aš sakau propose
noriu pasirinkti, noriu prijungti štai šitą koloną tik tai, varnelę, ir štai aš turiu įvairių bazių pasirinkimus šituo atveju. Tarkim, pasirinksiu šitą variantą, ok, va, ten varžtus nurodau, plokšteles, medžiagas, vėl kaip ir prieš tai. Ir, sakykime taip, aš tą trečią elementą aš galiu prisijungti kažkokiu kitokiu būdu. Irgi galėčiau netgi panaudoti, na, kažkokį template'ą šituo atveju. Pavyzdžiui, propose. Ir, kaip pavyzdys, noriu prijungti tik tai va štai šitą elementą. Na, taip, jisai supranta jį irgi kaip koloną, tai, na, gal šiuo atveju tai nebus labai paranku, na, bet galima, sakykime, taip, rankiniu būdu šiuo atveju suformuoti visą tai, kas reikalinga, arba, sakykime, paimti kitą šabloną ir šiek tiek kitaip viską formuoti. Kaip pavyzdys, jeigu aš dabar, sakykime taip, matau, kad man reikia šiek tiek didesnių šitų sąstandų, ne, tai bus, man atrodo, štai šitas parametras, matom, kad čia yra irgi tas vat, užrakintas template'as, matot, kiek yra šitų parametrų, čia šito nemažai, o šiuo atveju aš galiu keisti tik tai šituos. Ne, tai šiek tiek, kaip pasakyti, mažiau galimybių padaryti kažkokias tai problemas. Tai štai, galiu formuoti taip, tada tą vat ryšį galiu prijungti, sakykime, prie šitos sąstandos atitinkamai. Ir ką aš norėjau šitoje vietoje parodyti, sakykime, aš pabandysiu šitą mazgą padaryti šiokį tokį kaip ir unikalų, ne? Paimsiu šitą plokštelę, aš norėčiau ją šiek tiek redaguoti, tai tada reiškia, man tenka išspausdinti šitą template'ą, paimu plokštelę ir spaudžiu, taip jinai yra parinkta, editor ir Widener, man atrodo, dabar jeigu aš neklystu, pabandykime tiesiog nukirpti kampą, antrą, kad jisai būtų šiek tiek toks įdomesnis. Ne? Nu, 50. Ok. Nu, kampukai nukreipyti. Ir dabar šitą mazgą aš galiu išsaugoti. Sakykime, nu, aš aišku galiu atlikti labai daug visokių modifikacijų čia šitoje vietoje ir galėčiau aš jį išsaugoti savo duomenų bazėje. Man ko reikia? Išsaugojimo metu man reikalingas interneto ryšys, kad tas mazgas nueitų į biblioteką. Ir tokiu atveju aš čia va paspaudęs publish, aš pasirenku, sakykime, savo asmeninę biblioteką, nu, mazgo pavadinimas, ir spaudžiu publish. Tokiu atveju visa informacija nueina į biblioteką ir dabar, jeigu aš atidarysiu štai šitą menedžerį ir, sakykime, išjungsiu kompanijos mazgus, aš matysiu tik tai savo mazgų biblioteką ir štai čia šitoje vietoje, matote, yra tas pats 9 mazgas, kurį aš išsisaugojau, va čia didesnis paveikslėlis, matosi va tos apkarpytos sąstandos, ne? Prieš tai aš čia buvau išsaugojęs tiesiog paprastesnį, ne? Tai va matom. Tai tokiu atveju aš galiu labai greitai vieną mazgą padariau ir kito projekto vietose aš galiu jį panaudoti labai paprastai. Taip, tai aš čia tik su šituo mazgu tiesiog norėjau parodyti tą vat, proposal ir bibliotekos tą pasirinktis, tai šiuo atveju aš šito mazgo net neišsaugosiu. Taip, na ir ką, pereinam prie paskutinio seminaro etapo, tiesiog įsivaizduokim, štai aš turiu jau sumodeliuotus ir, sakykime, kai kurių kolonų bazės ir tuo pačiu ir turiu sumodeliuotus štai šitos šalutinius jungtis ir tokiu atveju pereinu prie raporto ir aš galiu čia šitoje vietoje, sakykime, štai, nenoriu visų jungčių, tai aš tiesiog atjungiu, na, visos jungtis pagal nutilėjimą pačioj pradžiai būna įjungtos, aš nenoriu visų jungčių rodyti, atjungiu jas ir įsijungiu tik tai tas grupės, kurias, sakykime, aš noriu įdėti į ataskaitą. Ką norėčiau čia irgi atkreipdėmėsio, kad čia užėjus ant connections mes galime reguliuoti, kokio lygio čia ta ataskaita bus, ant kiek jinai detali, kiek čia tų paveikslėlių, kiek rakursų, gal štai mes patys esam padarę paveikslėlio nuotrauką ir norime ją įtraukti į ataskaitą. Taip, ir, na, sakykime, štai traukim, ką nors, bill of material, pavyzdžiui, ne?
Ir toliau mes užėjęs štai, pavyzdžiui, ant Project Information, taip pat turime tokį user paragraph funkciją, kuri leidžia mums, tai aš ją atgabensiu čia, jinai pabėgo, štai, kuri leidžia įterpti, na, sakykime, kažkokį tekstinį failą, ne failą, o kažkokį tekstą, taip pat leidžia įterpti paveikslėlį. Na, šiuo atveju aš neturiu tokio, bet mes galim paieškoti labai greitai, kur mano. Mhm. Va, iš screenshotų kažką galim pagriebti. Čia nėra tokio, ką galėčiau įdėti. Kur sliukai. Nu gerai, sakykime taip. Tarp kitko, įdėkime šitą paveikslėlį ir spaudžiam OK. Ir tokiu atveju generuojam ataskaitą. Ataskaita yra sugeneruojama, kadangi kiekvieno mazgo įražos yra skirtingos, tai ir išnaudojimo lygis jisai gali būti skirtingas. Nors ir geometrija yra ta pati. Tai, sakykime taip, tai kiekvienas mazgas yra įtraukiamas į šitą ataskaitą. Na, mes galime iš tikrųjų pasižiūrėti, kuris turi didžiausią išnaudojimo lygį ir, sakykime, užsidėti varnelę tik tai tam mazgui ir tokiu atveju biški sumažinti lapų skaičių ataskaitų, jeigu tai yra svarbu. Taip, matau, vis krauna. Na, greitis čia tikrai turėtų būti didesnis, jeigu ne tiesioginė transliacija. Aš gal, tiesą, aš man atrodo įjungiau irgi, kad labai detalius rezultatus rodytų, tai irgi, sakykime, galima buvo gal paimti tiesiog visiškai tokius apibendrintus rezultatų formavimą. Na, bet čia nedaug liko, 6 mazgai. Ir galėsim pasižiūrėti, kaip atrodo ataskaita. Taip, aš kol čia krauna, matau, kad yra vienas klausimas. Rolandas klausė, ar iš chatbot gali įmanoma išrinkti pavojingiausius derinius panašiems mazgams ir eksportuoti juos į Excel ar pavienį įdėję failą. Tai vat, norėčiau atsakyti šitą klausimą. Aš dalinai jau turbūt prieš tai pasakiau, ne, kad taip galima atrinkti ekstreminės įražas. Bet ko aš nepaminėjau dar, tai yra, kad chatbot leidžia išsaugoti atskirus failus. Tai yra, tai pabaigėme su ataskaita, matom, turim pilną visokiojopą ataskaitą, čia aišku, vat, kaip ir sakiau, aš čia turbūt per detalę ją pasiprašiau, tai su visais skaičiavimas, formulėm ir taip toliau, tai tikėtina bus labai daug lapų, bet štai čia chatbot leidžia mums, sakykime, per atitinkamus, sakykime, mazgus gal netgi perbėgti, va taip trumpai pasižiūrint, kas kur. Tai vat, ir tokiu atveju mes galime ataskaitą atiduoti į PDF arba Wordinį failą suformuoti, ne? O, sakykime, atidarius Connection aplinkoje tos mazgus galima ir DXF eksportuoti visų tų komponentų, kurie čia yra, ne? Tai yra plokštelių, brėžinius ir taip toliau. Tai aš truputėlį grįžtų į design ir norėčiau akcentuoti, kad taip mes turime galimybę, sakykime, taip pasiimti konkretų mazgą, turime jo rezultatus, turime jo įražas ir štai čia tiesiog jį eksportuoti į kaip atskirą failą. Tokiu atveju, taip, akimirką, pabėgo mano šitas, štai. Tiesiog pasižymiu, kur mano documents, užduodu, sakykime, maz1, atskiras failas ir tada aš tiesiog nueinu į štai my documents, mazgas1, ką tik suformuotas failas
ir jisai atidaro jau atskirai įdėjęs static connection aplinkoj ir aš su tuo mazgu galiu daryti, ką tik tai noriu. Ne? Tai tuoj pasižiūrėsim, ką jisai čia. Štai, mm, visas jisai suformuotas taip, kaip priklauso. Visi įrankiai yra prieinami, viskas yra prieinama ir šiuo atveju galiu įražas lygiai taip pat eksportuoti. Štai va čia galiu tas atliktą ekstremalių, sakykime, įražų paiešką ir po to galiu viską eksportuoti į Excelį, sakykime, pavadinkim tiesiog pirmų numerių. Ir vėl štai va čia suformuotas naujas Excelis ir aš gausiu štai visas. Ir, tiesa, reikia atkreipti dėmesį, kad visiem elementam, ne? Nes šiame šiuo atveju turime dvi sijas, 79 ir 95, ir mes turime tada kiekvienai kombinacijai atskirą įrašų derinį. Tai vat, tai iš principo būtų tiek ir tikiuosi buvo naudinga. Jeigu turite kokių klausimų, galite pakelti ranką, aš įjungsiu mikrofoną jūsų, galite rašyti čatą aplinką. Jeigu klausimų nėra, tai ačiū už jūsų dėmesį. Visada galite kreiptis į Intelligent BIM Solution, galim detaliau pakalbėti apie konkrečiai šitos produktus. Tai gero vakaro visiems ir iki pasimatymų.